Sveiki, mylimieji. Iš tikrųjų, turėjau labai nuostabų laiką šį savaitgalį ir turėjau nuostabų susitikimą su broliais ir sesėm Norvegijoje. Ir būtent kokį žodį gavau, kad būk linksmas. Vat tai yra žodis, koks aš esu iš tikrųjų. Ir aš linksmas esu. Ir velniui tas žodis labai nepatiko. Žinoma, jisai kažką bandė padaryti tenai važiuojant kelyje, man tiesiog atsitiko taip, kad pradėjau dusti ir krūtinę pradėjau spausti. Ir tuo momentu supanikavau ir jau nebedariau tai, ką darau visą laiką. Tai reiškia, kada įsakinėdavau savo kūną, tiesiog pradėjau panikuoti. Ir va kaip viena draugė rašė, kad tai buvo panikos ataka, taip ir buvo, iš tikrųjų, tai buvo panika. Ir tada, kai nežinai, ką daryti, tiesiog vienintelis dalykas, kai aš pradėjau šauktis Jėzaus, atėjo mintis paskambink Raimondui. Reiškia, Jėzus, jisai padaro tokius dalykus, kad jisai duoda arba žmonės, arba išmintį, arba kažką tai tokio, kas sakysime, tave saugo. Todėl visą laiką, kada jūs esate apsuptyje žmonių, draugų, šeimos, ir būtent per juos Dievas irgi gali puikiausiai atsakyti jūsų poreikį. Ir būtent mano poreikis tuo metu buvo tiesiog išgydymas. Tai ir įvyko, nes aš paskambinau Raimondui, mes pakalbėjom, jisai per 2 minutės pasakė žodžius, kuriuos ir aš galėjau pasakyti. Tai jisai sakė, kad visos mano funkcijos atsistatytų, kad širdis dirbtų tvarkingai, kad ateitų gyvybė į visas vietas. Ir taip ir įvyko, aš tiesiog sustojau tuo momentu, aš stovėjau, mašinai nevažiavau. Aš tiesiog išsitiesiau ir pamiegojau. Nežinau, pagal laikrodį aš pasižiūrėjau, tai buvo apie 10 minučių, nes vis tiek važiavau, tikėjausi, kad į darbą suspėti, todėl labai svarbus buvo laikas man, todėl tikrai žiūrėjau į laikrodį. Ir parvažiavau. Tai va, ir dabar esu išsimiegojęs, dabar normaliai pailsėjęs esu, taip kad būkit linksmi ir jūs. Nes Jėzus karalius ir iš tikrųjų, kada ateina apreiškimas, tai yra kada tą žodį tu pergyveni per save. Tai, ką daugelis vadina rema, arba aš tai pavadinčiau tiesiog pergyventų žodžiu. Tai yra kada tau jau tampa tas žodis patirtimi. Ir to tada neįmanoma išmušti iš tavęs. Taip, kad būkit linksmi. Ir tikiu, kad šitą žodį pergyvensite kiekvienas savaip ir tiesiog bus daug pergalių jūsų gyvenime ir dėl to aš ir dalinuosi šitą žinią. Ne, kad kažką tenai parodyti, koks aš čia ar dar kažką. Ne, aš tuo momentu panikavau, aš noriu parodyti, koks Jėzus. Jisai nepanikavo, jisai žinojo, ką daryti, jisai paėmė, davė man mintį paskambinti Raimondui, brolis tuo metu nepanikavo, jisai pasakė tai, ką turi pasakyti. Todėl, kai tau paskambina kas nors, ne, kokioje nors situacijoje, nepradėk žiūrėti save, ar kaip čia gaila, ar ką čia dabar daryti, ne. Kalbėk gyvenimą. Kalbėk gyvenimą, būk linksmas, nes mums amžinas gyvenimas padovanotas. Va tau šiandien žodis. Būkit linksmi, būkit laimingi ir būkit palaiminti.